Labas vakaras. Šiandien mūsų svečias atviros studijos Seimo narys Ligitas Kernagis. Jonaviečiai pažįsta jūs kaip dainų atlikėją, kaip laidų vedėją ir jūs labai pristatyti nereikia, jonaviečiams jūs pažįstamat. Jūs gimėt ir vaikystė jūsų praėjo, dalis vaikystės Panevėžio rajone. Sakykit, kada jūs atsikraustėte su šeima į Jonavą ir kodėl taip įvyko? Na, labą vakarą, jonaviečiai, kurie pažįsta, kurie nepažįsta, susipažinsim iš naujo. Gimiau aš Panevėžio rajone. Atvirai pasakius, aš pats neatsimenu, kur aš gyvenau, dėl to, kad iš ten mane išvežė, kai buvau dar visai mažas. Į Jonavą atsikraustėm, tai man buvo 3 metai. Tai faktiškai beveik galima sakyti, kad aš beveik Jonavoje gimiau. Nes 3 metų, ką prisiminti. Iki tol teko pagyventi šiek tiek Panevėžio rajone, paskui ir Kaune teko kažkiek pagyventi ir paskui atkeliavau į Jonavą. Tai visa mano tokia sąmoninga ir vaikystė, ir jaunystė prabėgo Jonavoje, ir klasiokai, ir grupiokai, ir kaimynai, faktiškai visi iš Jonavos. Labai daug, taip ir dar, kiek dar liko iš mokslo, kurios aš baigiau Kaune, tai grupiokų tai visi įsilakstė po pasaulį, o reiškia, klasiokų aš daug tikrai sutinku Jonavoje. Aišku, o dabar jūs pasirinkot specialybę, po to, kai baigėt vidurinę mokyklą, jūs pasirinkot, įstojot į Kauno Politechnikos institutą ir pasirinkot elektriko inžinieriaus. Aš pažįstu jūsų tėvą, man teko su juo kartu dirbti, jisai yra teisininkas. Kodėl jūs neėjot jo pėdom, bet pasirinkot tokią specialybę? Aš nežinau, tuo metu aš tariausi, aš kaip pat gerai prisimenu, kad aš tariausi su savo giminėm, su pusbroliu ypatingai, bet aš turiu 3 metais vyresnį pusbrolį ir tuo metu jis man buvo autoritetas. Tai aš su juo tariausi, jisai buvo inžinierius mechanikas, baigė Kauno Politechnikos institutą, dabartinis universitetas KTU. Tai ir sako, kad energetika tikrai yra perspektyva. Tai reiškia, remiantis tuo, stojau į energetiką ir ką rodo dabartinis laikmetis, kad tikrai jinai yra perspektyvų. Nes, kyla kainos, brangsta elektros energijos ištekliai. Faktiškai dabar atsinaujantis elektros energijos šaltiniai labai taip pat yra svarbu ir supratimas šitoj sferoj turėjo tokią ateitį. Bet, ko gero, aš, reiškia, pasidaviau pomėgiui, todėl kad besibaigiant Tarybų sąjungos, Sovietų sąjungos gyvavimui, reiškia, išbėgiojo geri specialistai ir tam, kad išgyvent, net nepasakyčiau, kad išgyvent, bet buvo galbūt toks metas, kai aš tapau atlikėjų, dainų kūrėjų, aktyviai koncertavom per Lietuvą, taip aš susipažinau su Lietuva, taip Lietuva susipažino su manim. Apie šitą aš jūs dar paklausiu. Ja, tai dėl to mano, sakykime, dalinai išsilavinimas, neišsilavinimas, galbūt sakyčiau, profesija pasikeitė. Bet šiaip, ką man davė? Man davė galbūt tokio analitinio mąstymo. Vis tiek inžinieriaus specialybė tai nėra visiškai sausa, bet yra pakankamai konkretu. Nes jeigu, tarkim, humanitarinis išsilavinimas žmogui galbūt suteikia tokį mokėjimą komunikuoti, tai inžinerinis išsilavinimas, ko gero, suteikia žmogui mokėjimą analitiškai mąstyti. Tai aš džiaugiuosi, kad man šitas gebėjimas dabar yra į naudą. Todėl, kad esant politikoje, neužtenka vien tik tai su žmonėm kalbėti, reikia dar ir mąstyti priimant įstatymus. O jūs lankėt kokią nors muzikos mokyklą, kai buvot vaikas, ar ten kur nors šokius ir panašiai, kad pas jūs toks polinkis gavosi? Mane vedė porą kartų į muzikos mokyklą, į smuiko klasę, bet aš kaip dabar prisimenu, mes gyvename centre, o mokykla buvo baldų kombinato klube. Tai man kaip pirmokui tuometiniam buvo pakankamai toli.
ir aš ten porą kartų sudalyvavau, o tuo labiau, kad aš tuo pačiu metu dar lankiau pramoginius šokius, po to dar buvau priverstas dalyvauti chore, paskui pradėjau lankyti futbolą, taip pat užsiėmimų tikrai buvo labai daug, tai aš nebespėjau ir praktiškai pats užsiėmiau tuo namie, o namie užsiėmiau mokytis groti gitarą. Kokią muziką arba kokios pop grupės paveikė jūsų muzikinį kryptį, jūsų tą užsiėmimą tuo metu? Ne, aš nepasakyčiau, kad paveikė muzikinę kryptį, bet aš mėgau, aišku, tuo metu, kas buvo populiariausia. Tai buvo populiariausia rokas. Tai buvo tokios grupės kaip ten Slade, Sweet, Deep Purple, Uriah Heep, aš dar net rinkau labai aktyviai plokšteles, dar iki šiol kolekcija yra likus. Paties mano, kaip atlikėjo, įtakoti nelabai galėjo, todėl kad tuo metu mes nelabai turėjom priemonių tą pačią muziką atlikti taip pat. Galbūt net ir mokyklos tokios nebuvo, gebos tokios nebuvo. Tai va, tai aš paprasčiausiai atlikau muziką, grojau, kūriau muziką tą, kuri galbūt tinka mano balsui ir galbūt tinka tam laikmečiui. Kažkiek tai aišku su laiku tai keitėsi, aš jau prieš pradedant, prieš įsiskirstant man su grupė, su kuria aš ten ilgą laiką koncertavau, tai mes jau buvom prisikasę prie roko, todėl kad ir ta aparatūra truputėlį patobulėjo, bet dabar šiai dienai tai yra taip, kaip yra. Ir paskutinė mano tokia daina yra, galėsit netgi klipą parodyti, jeigu norėsit žiūrovams. Mes matėm. Matėm, tai va. Tai šiek tiek jau tokia, kaip pasakyti, gitaros yra. Koks dainininkas dabartinis jums artimesnis? Lietuvos? Sudėtinga pasakyti, aš Lietuvos muzikos nelabai klausau, klausau užsieniečius, bet labai, labai daug klausau ir šiaip neskirsto muzikos į gerą ir blogą, aš tai galbūt atlikėjus galima skirstyti į vienus ir kitus. Jūs kada įsidarbinot po baigęs aukštą, jūs įsidarbinote Chemoje, paskui perėjote į Kėdainius. Jūs perėjote vien tik dėl to, kad galėtumėt groti grupė Prologas. Šiaip iš esmės taip, tai man, kaip sakant, nusišypsojo laimė. Todėl, kad aš turėjau paskirimą į Chemą ir aš ten turėjau atidirbti 3 metus. Ir kai mane susirado grupė Prologas ir kvietė mane pas juos atstovauti Kėdainiams, tai vienintelį šansą aš turėjau, perėdamas iš vienos chemijos gamyklos į kitą chemijos gamyklą. Tai va, tik tai to šansą pasinaudojau, nes kitu atveju man būtų reikėję atidirbti visus 3 metus. Bet tik man smagu prisiminti, jog man išeinant iš Achemos, tai Achemos psichologas darė amerikonišką tokį testą, mane testavo, tai pasakė, labai gaila šitą žmogų išleisti iš gamyklos. Taip pat aš džiaugiuosi, kad mane tuo metu įvertino. O sakykit, sakot, kad tuo metu jūs vertino be abejo ir gerbėjai jūsų. Tai buvo būtent jūsų pakilimas, mūza jūs aplankė tuo metu. Ar buvo toks laikotarpis 90 metų, kad jūs buvote tuo metu žymiai populiaresnis negu vėliau? Na, sunku pasakyti, ką reiškia aplankė mūza. Tuo aš domėjausi, aš faktiškai tuo gyvenau labai, pakilimas toks emocinis tikrai buvo. Ir kodėl aš buvau populiarus? Na, mes koncertavom tuo metu. Tuo metu nebuvo labai daug grupių, mes buvom vieni iš tokių novatorių, mes šiek tiek, reiškia, tą pop muziką šiek tiek, kaip pasakyti, grojom šiek tiek kitaip, negu tuo metu kitos grupės grojo. Ir faktiškai mūsų grupė subirėjo. Na, gal nesakyčiau subirėjau, aš iš tos grupės išėjau, kaip tik jos populiarumo pike. Tai va, o paskui aš turėjau solinę savo karjerą, kuri, ko gero, neprasčiau visės negu kad būnant kartu su grupe. O paskui keičiasi metai, keičiasi laikotarpis, vis tiek dažniausiai jaunimas klausosi savo vienmečių, sakykime taip. Tai jau kai aš vis tiek jau kaip sakant, ne jaunuolis, tai kartos keičiasi. Daugelis mano kartos, mano klausytojų išvažinėjo į užsienius, todėl kad buvo ta emigracijos banga pirmoji. Tai aš labai dabar daug laiškų gaunu per Facebooką iš užsienio esančių gerbėjų. Tai labas, kaip gyveni, ar dainuoji, ar kuri. Aš girdėjau, kad jūs ir dainavot ir užsienį, nenorėjot ten visai išvažiuoti? Ne, kaip aš toks esu vidinis Lietuvos patriotas ir greičiausiai, kad pats didžiausias Lietuvos patriotas tapau, kai papuoliau į Seimą. Tai tikrai.
Nu, aišku, jūs turit muzikinį talentą, šito jau neatimsi, tačiau man asmeniškai atrodo, kad jūs vis tik savęs nerealizavot pilnumoje. Aš turiu omeny muzikoje, kas jums iš viso gyvenime patrūkdė. Aš nekalbu apie tai, kad jūs dabar dirbat Seime, aišku, kas jūs dabar labai užsiėmėt aplamai. Kas sutrūkdė, aš net sunku ir pasakyti. Ko gero vis tiek išbalansuotas gyvenimas, truputėlį užsiėmiau televiziją. Televizija atitraukė nuo pagrindinio to darbo muzikinio. Būti pastoviai muzikoje ant bangos taip pat yra sudėtinga ir nežinau, ar įmanoma. Tai reikia labai daug darbo, bet ko gero, be daug darbo reikia gerų kontaktų, kaip bet kuriam versle. Tai jeigu jūs pastebite tendencijas, kas šiandien yra populiaru Lietuvoje, tai yra populiaru tik tai prodiuserių kontaktų su visuomenės informavimo priemonėmis. Kiek tu savo tas grupės, na, tarkim, pavyzdžiui, dabar tų blondinių dabar, reiškia, tų olelė papyčių, reiškia, karta, jeigu jų niekur nerodytų, jos ir nebūtų populiarios. Aš sakau dabar, kad dabar atėjo tokie laikai, kad ir kėdę gali padaryti populiarė. Rodyk ją kiekvieną dieną, sakyk, kokia graži, gera ir jinai bus populiari. O jums buvo tokių atvejų, kad jūs buvot niekam nereikalingas ir reikėjo kažkaip tai ieškoti save, kitose srityse ir kažkaip tai suktis gyvenime? Aš net nežinau, sudėtingas klausimas. Tas niekam nereikalingas. Aš manau, kad čia kiek pats judėsi, tiek ir būsi reikalingas. Jeigu pats nieko nedarysi, tai ir nebūsi reikalingas. Faktiškai, aš niekada nesupratau tokių menininkų, kurie groja Rusiją, patys savo vieni ir pyksta, kad niekas jų neklauso. Tai jūs rodykitės, stenkitės save parodyti. Eikite į mases, dabar ypatingai yra nemaža galimybė. Internetas, YouTube'as, toliau gatvės muzikos dienos, kada gali visas jaunimas išeiti save parodyti. Mūsų metu to nebuvo. Mūsų metu kiti muzikinės rinkos dėsniai veikia. Taip, kad aš net nežinau, kaip pasakyti, ar aš buvau reikalingas ar ne. Čia jau reikia spręsti, ko gero patiems ar žiūrovams, ar gerbėjams, ar klausytojams, kiek jiems reikėjo tos muzikos, kurią aš grojau. Jūs sakėt, kad jūs vėliau susidomėjot televiziją, paskui vedėt laidas. Kas kiek laiko maždaug jūs sukuriat dainą? Ar tai priklauso nuo įkvėpimo, nuo nuotaikos ir panašiai? Tai ko gero visos dainos, kurios sukurtos su įkvėpimu, tai jos visos praktiškai ir tampa hitais. Tos dainos, kurios sukurtos iš reikalo, tai jos atsiranda ir praeina. Tai aš, kaip sakant, galiu pasakyti, kad mano gyvenime bent jau tai buvo. Nes aišku, buvo ir tokių dainų, kurių reikėjo tam, kad užbaigti albumą. Tai jos būdavo tik paprasčiausiai padaromos, taip, kabutėse pasakius. Tai va, o tos, kurios gimė iš įkvėpimo, jos visos yra populiarios ir visos klausomos. Iš valstybės jums teko kada nors gauti kokią paramą, būtent dirbant tokį darbą? Ne, iš valstybės tai pasakysiu, kad absoliučiai nei vieno cento nesu gavęs, viską esu pasidirbęs pats savo pečiais, savo balsu, savo rankomis ir taip toliau.